moksliškas paaiškinimas, kas vyksta viduje, kai kyla baimė, tas kyla adrenalinas, visas kūnas susimobilizuoja ir tada aš turiu va tuos 3 išgyvenimo atsakus. Arba aš kovoju su situacija, arba aš bėgu, arba aš sustingstu, apsimetu negyvu. Na, tai čia nuo senų senovės, kai tigras užpuldavo, tai vat, tokie tie atsakai būdavo ir jie pas mus vis dar yra. Dabar jeigu plečiantis į streso temą, dabar labai populiari tema, kodėl vat, stresas yra žmoguje ir jisai kažkoks sekinantis tampa. Šiaip stresas yra viskas su juo tvarkoj. Stresas irgi turi funkciją ir tas stresas ir yra apie tą adrenaliną ir kad vat, mes kažką toj padarysim, kad būtų kitaip. Bet kai stresas užsibūna, ten dieną, 2 savaitę, kartais mėnesį, o gal tai yra gyvenimo būdo dalis, tai išsekina organizmą, nes tada jisai pastoviai turi to adrenalino per daug, o adrenalinas visą laiką yra tokia parengtis. Ir ilgainiui išsekina labai organizmą ir dėl to yra labai svarbu turėti laiko, kada tu gali tą visą adrenaliną išleisti iš savęs. Tai kažkokiu būdu, ar tai išleisti, ar tai nurimti, ar tai, kad būtų atsvara tam.